Taip dažnai per mūsų lūpas pereina viena, atrodo, labai paprasta frazė. Ji mums yra tokia įprasta, kad mes net nejaučiame, kiek daug kartų mes ją kartojame garsiai ir kiek dar daugiau kartų mes ją kartojame savo mintyse. 2 žodelių frazė, kuri realiai daro daug daugiau žalos, nei mes suvokiam. Ir ta frazė yra aš nežinau. Skamba nekaltai, ar ne? Na, nežinai, tai nežinai. Bet aš noriu, kad po šito įrašo tu pradėtum į šitos žodžius žiūrėti visai kitaip. Nes tie žodžiai, aš nežinau, labai dažnai nėra tiesa. Tai yra pasirinkimas. Ir dar dažniau tai yra pabėgimas. Labas, aš esu Dangira. Sveika atvykusi į erdvę skirtą moterims, kuriams atsibodo gyventi taip, kaip ji turi gyventi ir pradėti gyventi taip, kaip ji nori. Moterims, kurios nori vėl įsimylėti savo gyvenimą, kurios į augimą, į plėtrą nori eiti su švelnumu, kurioms atsibodo keistis ir jos nori tiesiog prisiminti, ką reiškia būti savimi. Kviečiu tave šiuo keliu eiti drauge. Aš ką tik baigiau dar vieną pokalbį su dar viena kliente ir tame pokalbyje aš bent 20 kartų išgirdau šiuos 2, atrodo, visai nereikšmingus žodelius. Aš nežinau. Žinoma, gay coachingo sesija ateina žmonės, nes jie kažko nežino ir nori sužinoti, ar ne? Jie nori aiškumo. Tik bent jau šias 2 mano klientės sieja vienas dalykas, kas mūsų pokalbyje jas abi labai nustebino. Jos abi nejautė ir nepastebėjo, kiek dažnai jos kartoja šią frazę. Aš nežinau. Aš nežinau, ko noriu. Aš nežinau, kaip noriu. Aš nežinau, ką daryti. Į kiekvieną mano klausimą sekė vienas ir tas pats atsakymas. Aš nežinau. Ir aš noriu dabar tavęs paklausti, kaip dažnai tu naudoji šią frazę aš nežinau. Kaip dažnai tu ištari ją garsiai arba tyliai, sau kartoji ją mintyse. Jeigu tavo gyvenime nėra tokių rezultatų, kokių tu norėtum, aš įtariu, kad taip nutinka gana dažnai. Ir atrodo, tai yra visai normalu, visi taip daro. Bet esmė yra tame, kad kaskart, kai tu taip sakai, tu sustoji. Visiškai. Nebėra judėjimo, nebėra sprendimo, nebėra atsakomybės. Aš nežinau, yra tik 2 žodeliai. Tik paprasta mintis. Tik prašau, pastebėk, kaip tu jautiesi, kai ši mintis sukasi tavo galvoje. Negaliu kalbėti už tave, bet aš puikiai žinau, kaip aš jaučiuosi, kai nuolat savo kartoju aš nežinau. Nežinau, kaip tai padaryti. Nežinau, nuo ko pradėti. Nežinau, ar man pavyks. Kai aš taip mąstau, aš jaučiuosi užstrigusi ir pasimetusi ir tada aš išvis nieko nedarau. Ir kas vyksta tada? Su tuo nedarimu pas mane ateina baimė, gėda. Ir taip pat ateina senas, mielas draugas, nepasitikėjimas savimi. Kai tu sakai, aš nežinau, tavo smegenys nustoja ieškoti atsakymų, nes tu joms davei tokią komandą. Tu nepaklausei, kaip sužinoti. Nepaklausei, kas dabar būtų man geriausia. Tu tiesiog užblokavai bet kokią galimybę žinoti. Nežinau ir viskas. Nebėra apie ką kalbėti, baigiam šitą klausimą. Ir tada yra visai natūralu, kad tavo gyvenime nėra jokio progreso. Matai, aš nežinau, retai yra apie tikrą nežinojimą. Tai tikrai nėra apie informacijos trūkumą. Informacijos susirasti apie bet ką šiais laikais yra gana paprasta. O sakydamos aš nežinau, mes tiesiog pridengiame tai, kas iš tikrųjų vyksta.
Tai yra tai, kad bijome žengti į ten, kur slepiasi viskas, ko mes norime, bet dar neturime. Labiau už viską mes bijome nežinomybės. Ateities mes negalime nuspėti. Mes nežinome, kaip bus ir tai yra tai, kas mus taip gąsdina. Kol tavo galvoje sukasi aš nežinau, iš savęs tu nereikalauji labai daug. Nereikia priimti nepatogių sprendimų, nereikia nieko naujo mokytis, nereikia keistis, nereikia prisiimti atsakomybės, imtis nepatogių veiksmų, kurių tu pareikalautum iš savęs, jeigu tu jau žinotum. Aš tikiu, kad giliai širdyje tu puikiai žinai, kad tie žodžiai aš nežinau nėra faktas. Tai tik patogi mintis. Viena tų gudrių minčių, kurias mums mūsų protas pasiūlo, nes bijo to, kas būtų, jeigu mes žinotume. Anksčiau aš dažnai kartodavau savo, aš nežinau. Pamenu, panosį vis murmėdavau savo. Aš nežinau. Turbūt gali atspėti, kaip tada jautėsi mano gyvenimas. Tai buvo jausmas, kad aš pati jo visai negyvenau. Aš leidau savo protui nežinoti, kaip gyventi kitaip. Viskas, ko mano protas norėjo, buvo tinginiauti. Ir aš leidau jam tinginiauti. Taip, savo protui aš leidau tinginiauti, o pati eidavau ir klausdavau kitų. O kaip tu manai? Ką aš turėčiau daryti? Ką darytum tu mano vietoje? Padėk, prašau, pasakyk man, išgelbėk mane, išspręsk mano problemas, ašgi nežinau, kaip jas išspręsti pati. Prašau, pasakyk, kas man padėtų, kurgi rasti tą stebuklingą lazdelę, kuri viską pakeistų. Ir kartais aš gaudavau labai protingų patarimų. Ką turėčiau daryti, kaip galėčiau daryti. O aš į tai atsakydavau, aš nežinau, čia turbūt ne man. Suprantu, kad tai gali tikti kitiems, bet man tai, nežinau. Ar tu matai, kaip tai veikia? Tu sakai, kad tu nežinai. Kažkas tau pasiūlo sprendimą, tu vis tiek abejoji ir vėl laikaisi savo aš nežinau. Ir taip sukasi užburtas ratas. Ir koks seka rezultatas? 0 progreso. Nors atrodo, tugi taip stengiasi žinoti, tu taip nuoširdžiai ieškai pagalbos, bet kas iš tikrųjų vyksta yra tai, kad savo sprendimus ir atsakomybę už tuos sprendimus tu permeti kitiems. Aš žinau. Aš tikrai žinau, kad nesu vienintelė moteris patekusi į tokias mąstymo pinkles. Galimai ir tu kažkur elgiesi lygiai taip pat, tik kartais reikia šiek tiek atsitraukti nuo savęs ir nuo savo minčių, kad tai pastebėtum. Dažniausiai tu turi atsakymus į kiekvieną savo aš nežinau, tu tik bijai savo juos pripažinti. Tik problema yra, kad tas aš nežinau dalykas nėra toks nekaltas, kaip jis gali atrodyti, nes kai tu gyveni iš tos aš nežinau pozicijos, nutinka tai, kad su tais žodžiais tu apie save kuri istoriją. Istorija, kuri tau ir tavo pasauliui patvirtina, kad tu esi moteris, kuri nežino. Kad tu esi moteris, kuriai yra sunku apsispręsti. Kad tu esi moteris, kuriai reikia, kad kažkas pasakytų, ką jai daryti, kaip jai elgtis ir kuo jai būti. Ir čia atsiranda kita problema. Nukenčia tavo pasitikėjimas savimi. Nes o kaipgi tu gali pasitikėti savimi, jeigu savo žinojimą tu atiduodi į kitų rankas? Kiti gali žinoti labai daug ir labai daug gerų dalykų, bet tai, kas yra geriausia tau, gali žinoti tik tu. Todėl vienas dalykas, kurio aš prašau iš savo klienčių, yra nustoti kartoti, aš nežinau. Taigi ir tavęs to paties prašau.
nustok kartoti, aš nežinau. Iš pradžių tai gali atrodyti neįveikiama užduotis, nes tu manai, kad tai yra tiesa. Ir tau jau galimai kyla noras įrodinėti, kad tu tikrai nežinai, bet tu taip jautiesi tik todėl, kad tu ir neprašei savo proto žinoti, neprašei jo ieškoti atsakymų į tuos klausimus, kuriuos tu pati užduodi savo. Tavo protas yra tinginiukas. Jis visada rinksis lengviausią kelią. Ir kai jis iš tavęs išgirsta, aš nežinau, jis sako, ačiū Dievui, šiandien stengtis nereikės, plušėti nereikės. Tai gal užsiimkime tuo, kas mums yra įdomiau. Gal pažiūrėkime kokį serialą, paskrolinkime telefone, patikrinkime, gal kas skanaus atsirado šaldytuve. Ir tada tau atrodo, viskas gyvenime tau tiesiog atsitinka. Lyg tu pati jame nedalyvauji, tačiau mieloji mano, savo gyvenimą tu kuri tu pati. Tik štai gyvenimas sukurtas iš aš nežinau, dažniausiai nėra toks, koks tau patinka ir toks, kokiu tu nori. Kita priežastis, kodėl aš nežinau yra toks patogus, yra tai, kad kai pradedi būti sąžiningas su savimi ir kai pripažįsti savo, kad tu puikiai žinai, ką tau reikia žinoti, nebelieka pasiteisinimų. Ir tuomet tu turi imtis veiksmų. Reikės priimti sprendimus. Ir tada tavo protas atsitrenka į tai, ko jis negali nuspėti ir žinoma, jis išsigąsta. Todėl jis ir pradeda tave įtikinėti. Tu tiesiog nežinai. Nes kol tu nežinai, tu gali likti čia, kur esi. Niekas nesikeičia ir jam tai labai patinka. Argi neįdomu, kokius triukus mūsų protas žaidžia su mumis? Aš nežinau nėra faktas. Tai yra tik mintis, kuri leidžia tau išvengti tikrosios tiesos. Vengti sprendimo, atsakomybės, diskomforto. Man reikėjo nuoširdžios meilės savo ir nemažai drąsos, kad pripažinti savo šitą saviapgaulę. Ir dabar tikrai neretai mano protas pasiūlo man šią mintį, aš nežinau, bet vis dažniau ir dažniau aš tai pastebiu ir aš nepriimu jos. Nepriimu tos minties kaip tiesos. Aš nebenoriu šių žodžių kartoti. Aš suprantu, kad dalis manęs bijo. Ir aš apkabinu tą savęs dalį. tą dalį, kuri bijo, tą dalį, kuri jaučiasi nepatogiai. Va čia jau prasideda darbas ne tik su mano mintimis, bet ir su mano nervinė sistema. Nes aš žinau, kol ji nesijaučia saugi, tol protas tarnauja jai, o ne mano norams ir svajonėms. Taip, natūralu, kad tai, ko aš nežinau, gali mane gąsdinti. Ir taip, ateities aš tikrai nežinau. Ir tai yra vienintelis dalykas, kurio aš leidžiu savo nežinoti. Aš leidžiu savo nežinoti, kaip bus. Aš leidžiu savo nežinoti ateities ir vis tiek daryti, ką aš noriu daryti. Kai aš susitaikau su nežinojimu, kaip bus, ir užtikrinu save, kad nesvarbu, kaip bus, aš vis tiek renkuosi mylėti save. Aš vis tiek renkuosi neapleisti savęs, palaikyti save. Tada nutinka kai kas nuostabaus. Mano nervinė sistema atsipalaiduoja. Ji pradeda tikėti manimi. Bet svarbiausia, tada aš būnu sąžininga su savimi. Aš nustoju savo meluoti ir bandyti viską sukontroliuoti. Aš galiu pripažinti savo, kad aš tikrai bijau. O tai reiškia, kad aš esu žmogus. Bijoti yra žmogiška. Aš galiu nuspręsti kažkaip elgtis ir galiu nuspręsti kažkaip nesielgti, nes galbūt tam aš dar neturiu pakankamai drąsos, bet tai yra sąmoningas pasirinkimas, o ne impulsyvi reakcija į mano proto manipulacijas. Kai aš fotografuodavau moteris prieš kamerą, aš jų paklausdavau, kai tu matai kitą moterį, kurią tu žaviesi,
Kas tokio yra joje, ką tu matai, kas tave šitaip žavi? Kiekvieną kartą gaudavau tą patį atsakymą. Pasitikėjimas savimi. Jo sakydavo, ta moteris, kurią aš žaviuosi, kurią aš norėčiau būti, ji tiesiog švyti pasitikėjimu. Taigi, miela mano, jeigu tu nori pasitikėti savimi, tu privalai išmokti būti sąžiningas su savimi. Ir jeigu tikrai nori kažką žinoti, net jeigu vienintelis žinojimas yra tas, kad tu gali tikėti savimi, visų pirma, nustok savo kartoti tuos 2 žodžius. Aš nežinau. Netgi jeigu tu dar nežinai, suprask, prašau, kad vien tik tie 2 žodžiai sulaiko tave nuo žinojimo. Jie tiesiog nesuteikia tau galimybės žinoti. Verčiau būk smalsi. Ir kai jau girdi save tariant, aš nežinau, nekovok su to mintim, tik nukreipk jas kitą linkme. Ir vietoje aš nežinau, sakyk, galbūt aš dar nežinau, bet aš išsiaiškinsiu, aš sužinosiu. Tokios mintys įjungia tavo protą tokiam mąstymui, kuris ieško atsakymų. Tada ir tai atrodo tik smulkmena, bet tu pajausk, kaip su tokiom mintim tavo energetika visiškai keičiasi. Jeigu tu nori savo galvelėje rasti gerus atsakymus, pradėk savęs klausti gerus klausimus. Klausk savęs, kokio rezultato aš noriu, kaip aš noriu jaustis, ko man reikia, kad aš galėčiau taip jaustis, kaip galėčiau tai padaryti su lengvumu. Pirmiausia, ieškok atsakymų savyje ir tik tada tarki su kitais. Taip, žinoma, išgirsk jų nuomonę, bet laikykis to, kas tau jaučiasi geriausiai. Leisk savo klysti, nes labai dažnai po aš nežinau slepiasi dar viena baimė. O kas jeigu aš suklysiu? Kas jeigu aš pasirinksiu netinkamai? Kai aš savo kartoju tokias mintis, man kyla noras nieko nesirinkti. Bet kaip jau kalbėjau įraše apie didelių pasirinkimų galią, tobulo pasirinkimo nėra. Yra tik pasirinkimas. Ir tada tu jį padarai teisingų pasirinkimų savo per savo elgesį ir per savo veiksmus. Vėlgi, jeigu tu pastoviai kartoji, aš nežinau, tu matai save kaip moterį, kuri nežino, kuri nepasitikė savim. O kai tu taip matai save, tu kuri tokį savo identitetą. Aš pakartosiu dar kartą. Tai, kaip tu matai save, tokį savo identitetą tu ir kuri. Ir tu tik patvirtini savo, kad tu tai esi. Moteris, kuri nepasitikė savimi. Ar tau patinka tai, kaip tu matai save? Ir ar tau patinka, kaip tu kuri save? Nes pasaulis yra tik veidrodis. Tai kaip tu matai save, jis tau tai tik atspindi. Ir žiūrėk, čia nėra nei gero, nei blogo atsakymo. Jeigu tau patinka nežinoti, valio, rinkis būti moterimi, kuri nežino ir jai yra gerai, tik prašau, padaryk savo pačiai paslaugą, rinkis tai sąmoningai. Ir nustok versti save būti kitokia. Kam? Dėl ko tau reikėtų kankintis? Išlaisvink save. Tu gyveni savo gyvenimą tik vieną kartą. Būk tuo, kuo tu nori būti ir kaip tu nori būti. Svarbiausia, kad tau yra gera su tuo. O jeigu tu sakai, ne, man taip yra negerai, aš noriu aiškumo, aš noriu žinoti, tada tu turi nuspręsti tapti moterimi, kuri žino. Nuspręsti būti moterimi, kuri pasitikė savimi, kuri išdrįsta susipažinti su savo žinojimu, pasitikė juo, veikia su tuo žinojimu ir palaiko save. Taigi, mano akimis, aš nežinau, nėra nekalti 2 žodeliai. Netgi drįstu sakyti, kad tai yra žodeliai, kurie vagia tavo svajones.
Tai yra puikus būdas likti ten, kur esi, bet tuo pačiu tai yra ir pasirinkimas. Tavo pasirinkimas. Ir tu gali pasirinkti kitaip. Susitarkime. Daugiau jokio aš nežinau, nes tu žinai. Atsakymai jau yra tavyje. Bent jau padaryk eksperimentą. Šią savaitę stebėk, kaip dažnai tu pagausi, sakant save, aš nežinau. Ir kai tu pagauni save, paklausk savęs, jei aš žinočiau, koks dabar būtų mano atsakymas. Ir pažiūrėk, kas pradės keistis. Nes pokyčiai prasideda ne nuo didelių sprendimų. Jie prasideda nuo mažų minčių. Ir aš nežinau, yra viena iš tų minčių, kuri gali arba stabdyti tave, arba, jeigu ją pakeisi, viską išjudinti. Apkabinu tave. Iki kito susiklausimo po 2 savaičių. Su meile, Dangira.